Sveiki visi, jūsų dėmesiu dar vienas Puls podcastas ir šį kartą kalbame su Arnu Beručka, mano subjektyvia nuomonė, emocingiausių ir kovingiausių komandos žaidėjų. Ir pradžiai esminis klausimas, kaip teisingai tavo pavardę reikia kirčiuoti, nes tikrai abių variantus esu girdėjęs ir per teliko transliacijas ir šiaip žmonės kalbant. Ar Beručka, ar Beručka? Beručka. Beručka, Arnas Beručka? Ja. Ok, šitą atsiminsim ir kas sako Beručka, nebesakykit, nuo šiol žinosim. Gerai, apie tavo pradžiai taip noriu apie visą karjerą, kažkiek trumpai apžvelgti, tu esi Vilnius krepšinio produktas, pradėjai karjerą dabartinių konkurentų gretose. Ja. Kada atėjo pirmas jausmas, kad iš krepšinio gyvensi, uždirbsi duoną? Turbūt, kai pakliuvau į 18-mečių rinkinį, tenai pakliuvau pavėluotai, nes tuo metu buvo dar moksleivių krepšinio lyga, ten vis tiek yra tiek keletą žmonių, kurie iš kiekvienos komandos dominuoja, anksčiau subręsta, daugiau, nežinau, tvirtesni, gal taip pasakysim, ir po to gavosi, kad tuometinis buvo treneris Štombergas, pasikeitė į kandidatų sąrašą ir taip neplanuotai iš gynėjo pasistūmiau į 4 numerio poziciją, nes sako Štombergas, aš tave tik galiu tenai matyti toj pozicijoje iš toj rinkinį. O iki tol, kol ateini sporto mokykloje, niekur visur gynėjas? Sporto mokykloje buvau gynėjas, bet po to ir 4 pažaisdavau, taip mėtydavosi tarp 3, 4 pozicijos ir taip gavosi, kad važiavau tikrai, kaip norėjau būti gynėjų, faktas, bet treneris tuo metu matė, kad sako, aš to rinkinį tai matau kitoj pozicijoje, jeigu tinka, galim bandyti žiūrėti, kaip bus toliau. Ir taip gavosi, kad tapau pagrindiniu 4 numeriu, nors aplinkui bėgiojo ir Sedekerskis, ir Varnas, ir Beliauskas, aš buvau starto 5 mažiausias žaidėjas, bet teko ten, kur teko ir laimėjom bronzą, kur niekas nesitikėjo iš mūsų. Tai manau, kad pasiteisina viskas. Kai treneris, aš gaučiu, bet tokios rinkinės skambina ir klausia, ar sutiksi kažkoje kitoj pozicijoje, nėra kitų atsakymų, kaip viskas tinka ir važiuoju. Ja. Tai čia toks turbūt ir skambiausia pergalė karjeros, vis tiek Europos čempionatų 3 vieta. Jo. Tituliukas. Titulas geras, tikrai, kur tikrai pasirašymė prieš visus pralaiminėjom ir niekas iš mūsų nesitikėjo nieko. Bet taip gavos, kad aplošėm tikrai geras komandas, gerus žaidėjus. Šaly vyko? Kretoj. Okay. Kretoj buvo ir buvo tikrai Papagianis, mano konkurentas po krepšių buvo ir tikrai, matom, kur dabar tie žaidėjai yra ir kokiose komandose žaidžia. Už 2 metų vėl sulaukiai kvietimo ir sudalyvavai U20 Europos čempionate, netoks sėkmingas rinktiniai, kažkiek žiūrėjau statsus, tau asmeniškai dar netgi sėkmingesnis U20, bent jau pagal minučių kiek aikštėje, taškų pelnytų, kokie įspūdžiai iš ten liko, ten jau turbūt važiavote jau norėdami medalio. Jo, ir žaidėm toj pačioj Kretoj. Ir taip gavosi, kad... Tada Kiltinavičius treneris, taip? Jo, Kiltinavičius treneris ir taip gavosi, kad ten važiavom tikrai su tikslu laimėti medalį ir tikėjomės. Ir viskas gerai gavosi, pasirašymė. Gerą turėjom komandą. Kiltinavičius, kaip ir pastebėjom, jisai labiau remiasi tą mažesnę rotaciją ir buvo papulta tarp tų, kas daug žaidžia tikrai. Ir viskas gerai, žygiavom iki ketvirtfinalio pergalingai ir susidūrėm su šeimininkais, graikais ir taip manau, kad viena tokių skaudžiausių pralaimėjimų yra tai, nes ten likus 10 minučių ar 12 turėjom plus 14, labai užtikrintėjom ir po to pasileidom ir pasidavėm tiek teisėjam, tiek vietiniam fanam ir mūsų nulaužė ir tikrai skaudus pralaimėjimus ir manau, tą rinktinę galėjom tikrai pasiekti aukštus rezultatus. Kiek žinau, jeigu neklystu, pataisyk mane, tos rinktinės štabe buvo ir Tomas Purlys, ne? Buvo ir Purlys. Ir Gintaras Kadžiulis. Jo. Esu girdėjęs, kad šiaip labai gera nuotaika tuomet buvo rinktiniai, labai daug juokelių vidinių ir panašiai, nes bent jau ir Tomas Purlys labai puikiai atsimena tą vasarą, kaip sakė, viena linksmiausių vasarų su krepšiniu. Čia tiesa? Jo, buvo viskas labai greit, prabėgo lengvai, tą vasarą nesusiektos rinktinės būna vis laik nerimas, papulsi, nepapulsi, sunkios treniruotės, bet tais metais ta vasara buvo tikrai kažkaip ganėtinai lengva, greit labai sprogo ir tiek lėktuvuose, tie bairiukai iš štabo narių ir viso turnyro metu, tik gaila, kad nepasibaigė su ta nata, kokią norėjom.
O gerai, žiūrėk dabar, jaunas krepšininkas gauni kvietimą į U18, žaidži starto penketę, paimi medalį, už 2 metų vėl važiuoji su rinktinė, vėl esi svarbus žaidėjas, bet klubinį karjerai tas neatsispindi. Nebuvo pačiam keista, pikta, kad negauni pasiūlymų kažkokių su realiu žaidimo laiku? Aš stengiuosi toks būti labiau realistas, niekad negalvoju, kad ten žaisiu kažkur, žinau savo fizinės galimybės, savo kūną, ką galiu, ko negaliu. Aišku, ko negaliu, bandau tobulinti kiekvieną vasarą ir čia normalu, bet kažkaip tuo metu gal taip susiklosti, kad mane priglaudė Gronskis po U18 į mūsų konkurentų dublerių gretas. Tenai buvo praleisti 3 metai ir buvo daug ko pasisemta. Ir gal tada buvo toks kažkaip ir susidomėjimas iš tų LKL komandų. Tikrai buvo minčių gal važiuoti į tą pačią kokią Ispanijos pradėti, kai ten buvo Sedekerskis, pradėjo nuo 15 metų, nuo ten tų, jis aišku pasirašė su Baskonė, bet vis tiek žaidė tose žemesnėse lygose pradžiai. Jo, buvo vienas laikotarpis, kai labai daug lietuvaičių antrojo Ispanijos lygoje žaidė. Jo, buvo tokių minčių, gal per tenai bandyti brautis, bet pasirinkau Lietuvą. Kažkodėl, nežinau kodėl, bet tuo metu tai pagalvojau, gal bus geriau. Ir buvo ir skaudesnių patirčių karjeroj, bet išsirutuliojo viskas ten, kur esu dabar. Ir manau, kad sudėtingas kelias buvo, bet manau, kad pakol kas tai viskas labai gerai eina. Nesigaili jokių sprendimų, ne? Gal keletą pakeišiu, bet nežinau, ar tas keletą pakeitimų būtų nuvedę ten, kur dabar esu. Supratau. Ryte užsikabinti nepavyko, kad rasti vietos pagrindinį sudėtį ir tada tavo kelias pasuko į NKL, ne, ir žaidėjai molėtosi už Ežerūno komandą. Ar čia buvo skolinamas iš Ryto? Buvo skolinamas, buvau su Utena pasirašęs. Utena skolinamas. Jo, ir buvo ten toks dalykas įdomus, kad ir treneris sako man, kad nes tikrai pasiruošimą gerai atrodžiau. Čia apie Žydrūno Urbaną dabar kalbam. Jo, buvo pasakymas, kad gerai atrodo, tu niekur galbūt nevažiuosi, nes buvo sutarimas, kad planuoju į NKL keltis, tai buvo šnekėta, bet viskas pasirašyme gerai buvo ir buvo pasakymas, kad tu niekur galbūt nevažiuosi ir po 5 minučių agentas paskambino, nevažiuosi į Molėtų Ežerūną. Taip, toks dviprasmiškas jausmas, bet, nieko nepakeisi, žinau, ką turiu daryti Ežerūne. Ir motyvacija turbūt neatitinkama įrodyti, kad galbūt visgi vertas likti ir LKL, ne? Jo, tikrai taip, bet su to Ežerūnu manau, kad turėjom sudėti tikrai taipogi gerą NKL lygių ir turėjom, ir manau, kad taip pat nepasiekėm tų tikslų. O kelinti baigėt sezoną? Ketvirtfinalį kritom nuo Palangos 3-2, man atrodo, ten buvo tas Railiai tie metai, kur Kiltinavičius tikrai su Palanga neblogai žaidė, bet su sudėtim, su biudžetu, manau, kad tikrai galėjome eiti iki finalinio ketvirto tą pačią. Ir gerai, tada laikotarpis antroji Lietuvos krepšinio lygoj. Tos statistikos nėra, aš įsivaizduoju, kad agentas galėtų ką kitiem klubam rodyti, bent jau iš LKL. Ir ateina pasiūlymas iš Slovakijos. Kiek pačiam netikėta, kad apskritai gauni pasiūlymą į užsienį važiuoti, neturėdamas realiai ko parodyti, ką prieš tai esi nuveikęs? Slovakija tai mane buvo išlindęs iškart vasaros pradžioje, nes tu treneriui pažįstu, su juo buvo Vilnius Ryt. Tiesiog treneris asmeniškai. Asistentų, jisai norėjo jaunesnės komandos, nes ten buvo tuo metu tas Interas, tai jie šiaip iki manęs turėjo, jie čempionų lygoje žaidė. Tik esmė tame, kad tenai tie visi covidai ir jiem labai nukirto biudžetą ir jie rėmėsis, jie turi, manau, vieną geriausių, šiaip keistas faktas, jie turi vieną geriausių jaunimo sistemų. Jų ta jaunimo sistema tų metų, ten jie dalyvauja tos visose tarptautinėse turnyruose tikrai su gerom komandom, su Partizano jaunimu, Prancūzijos klubų pirmos lygos, ten tikrai gerai Hebra dirba tiesą klausimu. Ir jie turi tų potencialių tikrai neblogų žaidėjų. Kur aš dabar žaidžiau, tai broliai Malovecai buvo, kurie dabar yra pas Ražnatovičių komandai Megoj Serbijai. Ten yra tikrai tų perliukų, kurie tikrai gali tą Slovakijos krepšinį pakelti. O gerai, dar esi Lietuvoje, jau žinai, kad važiuosi į Slovakiją, ir turbūt, aš įsivaizduoju, bet kuris žmogus pradėtų galvoti, įsivaizduoti, kaip čia kas atrodys, kokia ta rolė komandui. Sutapo tai, ką gavai su tuo, ką įsivaizdavai prieš važiuodamas? Turiu omeny ir vaidmenį, ir galbūt lygį krepšinio? Manau, kad taip. Vaidmenį tai žinau, koks bus komandai ir
viskas su to buvo gerai. Bet drąsus žingsnis iš trenerio patikėti jaunam bičiui, beveik tu ten lyderio vaidmuo, aš padžiau po 15 metimų išsimesdavai per rungtynės. Jo, mes buvom dviese, du bičiukai atvažiavę siekti to paties, nes abudu vienas sėdėjo Baskonėje, kitas sėdėjo Utenoj. Tai Kas kitas? Lautaro Lopes, argentinietis, jisai yra 2 metais už mane jaunesnis, bet tikrai talentingas. Žaidėjas, jisai tuo metu buvo, kai jie ACB laimėjo Baskonėje. Dabar nepasakysiu, kas treneris buvo, bet Sidekirkis, man rodos, irgi buvo. Bent jau priklausė. Jo, ten jie buvo 12 žaidėjų ir jis atvažiavo to pačio, ko aš. Gerai pasirodyti, bandyti laimėti kiekvienas varžybas ir po to sezoną kažkur pasirašyti aukščiau. Kaip lygis Slovakijos lygos pačios, turbūt aš įsivaizduoju, matei visko, ne? Ir labai prastesnių komandų ir turbūt visai konkurencingų, ne? Jo, keletas komandų yra konkurencinga. Levice dabar žaidžia toj FIBA Europos tauriai, pretendavo į čempionų lygos atrankoje buvo ir nuėjo iki paskutinių varžybų. Ir tikrai ten krepšinis, manau, augantis dabar mano komanda Interpas renovavo naują savo tą areną, tai ten arena. Eina Slovakai žiūrėti krepšinio? Nu, tuo metu aš buvau, tai buvo Covidas ir aš kaip pažiūrėjom sostinį, Bratislavoje krepšinis neįdomus, ten labiau hokėjus yra. Taip pakliuvau, nu, nieko nepraradau, nes taip ar taip fanai nesirinka tenai, tai Covidas buvo, tai žaidėm tuščiose salėse. O lygų lyginant, pavyzdžiui, šitai įsivaizduot, kai tu žaidėjai Bratislavos komandą, tarkim, LKL, daug maž kur reitinguotus, kad žmonėms suprasti? Mūsų komanda būtų prastai, nes buvo daug jaunų žaidėjų, mes žaidėm realiai 6-7, buvo 3-4 vietiniai, vyresni ir mes 2 jaunimas, kurie viską tempiam ir išvengiam traumų, būtų sunku su rotacinės, vis tiek čia pas mus įsiskautintų gal labiau komandos, tiek profesionalesnis štabas yra visų komandų, tai būtų gal sunkiau, bet manau, kad tikrai nebūtume tais metais paskutiniai buvę. Kaip pati Slovakija įspūdį paliko, aišku, covidiniai metai turbūt gadina tą visą pažintį ir pirminį įspūdį apie kitą šalį. Slovakija, aš įsivaizduoju, dabar galvoju, ne, tik blogų filmų apie jos prikurta, apie Bratislavą, visi hosteliai ir Eurotripai. Eurotripas. Kaip realybėje ta Bratislava? Realybėje, nežinau, man tai ta Bratislava tai yra labai panašu į Vilnių. Tas pats senamiestis beveik, lygiai architektūriškai viskas lygiai tas pats man buvo. Nežinau, niekur labai pakeliauti nepavyko dėl Covido, net negalėjom išvykti į kitus miestus, panašiai viskas, kas būdavo Lietuvoje. Bet turėjau keletą vietelių, kur nueiti, pavalgyti ir visas buvo koncentracija į sportą, nes aš žinau, kad atvažiavau, kad arba nuvažiuoju, užsikabinu kažkur aukščiau arba baigiu karjerą, buvo toks... Ai, netgi taip? Jo, nes tiesiog neapsimoka, manau, nei finansiškai, nei sveikatos aukoti ir laiko dėl tokių finansų ir tiesiog, manau, Bet kai jau pamatėjai, kad po 18 taškų vidurkis ir panašiai, turbūt pradėjo tos mintis jau nueiti šoną, tos negeros apie karjeros pabaigą. Tada buvo mintis iš vis į Lietuvą nebegrįžti, buvo mintis suktis tam regione, nes ten aplinkui yra Čekija, Slovenija, ten yra tų komandų... Rumūnai paskui, tie mokėti mėgsta. Jo, ten galvojau toj pusėje pasilikti, buvo toks planas, bet gavosi taip, kaip gavosi. Atvirkštinis planas. Gavosi atvirkštinis, neturėjau vidury sezono grįžti į Lietuvą variantų ir Ispaniją išvažiuoti, bet tiesiog taip gavosi, kad Slovakija neišleido manęs. Ir tada išvažiuoji iš būdamas legionieriumi, užsienio komandos vienu iš lyderių ir grįžti Pasvalį. Toks irgi gana keistas ėjimas atrodytų iš šalies žiūrint, kaip pačiam buvo tas jausmas, atrodo, pradėjau legionieriaus karjerą kažkur kitur ir vėl grįžti į LKL ir, tik pripažinkim, neįstipriausią komandą tais laikais. Jo, turėjau iškart po sezono finalininkų tikrai 2-3 kartų turbūt geresnį pasiūlymą finansinį negu Pasvalys buvo, bet nusprendžiau, kad nėra perspektyvų iš vis Slovakijai tenai. Ir buvo mintis, kad su treneriu Mantu Šerniu pakalbėjom, kad važiuoju kaip backupas
į Pasvalį ir bandau kovoti. Bet jau nebe ketvirtų, ne? Čia Jau nebe ketvirtų, jo. Bet taip gavosi, kad iš to backupo tapau startiniu ir fainas faktas, įdomus, kad visą sezoną nepraleidau nei vienų varžybų ir visose pradėjau starto 5. Tiek KMT, tiek... Geras backupas, ne? Geras backupas gavosi, jo. Ir tada gerai žiūriu, dažnai turbūt treneriai, ne, vis tiek turi, pasirenkant klubą, turi treneris tos įtakos didelės, nes, sakai, Slovakijoje su pažįstama trenerių pakvietė, dabar pas Šerniui ir teko skaityti irgi tavo interviu apie pradžią Vilkuose, kad irgi Rimas Kurtinaitis irgi daug prisidėjo prie to, nes jau tave kažkiek pažinojo irgi iš ryto laikų, ne? Šiek tiek papasakok tą. Tai manau, čia pagrindinis dalykas šiais laikais yra, kai čia Lietuvoje ar kažkur aplink Lietuvą važiuojam, tas laikas žiūrim trenerius, komandas, kas ką gal pasižaidęs, užsienį ten, kai važiuoji į ten Ispanijas, Italijas, ten sunku labai susisekti. Bet čia, kai Lietuvoje esam, tai žinau tikrai trenerius, pas kuriuos norėčiau žaisti, pas kuriuos tikrai nevažiuočiau žaisti. Tai neįvardinsi mums turbūt, manau, pas ką nežaisti. Ne, jo. Bet manau, kad tai yra normalu. Žinom kiekvieno trenerio tą specifiką, kaip jis treniruojasi, ko nori iš žaidėjų, kaip į tą situaciją žiūri, tai su Kurtinaičiu panašiai ir buvo, kad aš žinau jį nuo ryto laikų, pasitrenirausi prie sezonus visus 2. Ir teko dar ir debiutuoti ryte pas jį. Tai žinau, ko jis nori, ko jisai manęs reikalaus ir tas ir buvo sprendimas, kad verta rizikuoti, nieko neprarandu, taip galiu pasakyti. O jeigu dabar negalvojant apie Kurtinaitį, bet apskritai apie komandą, kuri tave kviečia, tai naujas projektas, vis tiek girdi tas visas vaibas, kalbos, kažkas neigiamai, kažkas teigiamai, pats jau turbūt supranti, kad bus kažkas naujoviškai ir kitaip. Buvo kažkokių dvejonių, galbūt, kad nedrąsu, nauja komanda, nežinau, iširs po pusės metų ir panašiai. Ne, taip tai nebuvo tikrai, nes pažįstami pasirašinėjo čia Žemaitis, kaip tik kartu buvom tuo metu, kai jis gavo šitą pasiūlymą. Ir jisai sprendė, ir kada aš gavau pasiūlymą oficialų, irgi buvom kartu, taip gavosi tapo tuo metu. Bet, o dėl to projekto, tai manau, kad tik įdomiau. Pirmas dalykas ir kaip ir sakiau, nieko neprarandu aš. Ar būčiau likęs Pasvalyje, arba būčiau atėjęs į Vilkus. Aišku, laukiu dar kitų pasiūlymų buvo aplinkui, bet paskambinau Kurtinaitis, pasakė, ko iš manęs norės, maždaug viskas nuo manęs priklauso, vis tiek jau mačiau, kaip aplinkui komplektuojasi komanda, kokios tos rolės bus ir panašiai, tai sudėliojau pliusus minusus ir nusprendžiau likti Lietuvoje vėl. Ir joba kaip ir savo mieste, nors pirmais metais ne visai, ne? Jo. Koks tas jausmas, pasirašai su Vilniaus komanda, žaidi Alytuj, treniruojatės turbūt dar kitą miestę, ne? Toks irgi nauja patirtis turbūt karjeroje. Taip įdomi labai, tikrai, galiu pasakyti, nėra lengva. Taip galima pasakyti. Ir visi supranta, tie važinėjimai, tos treniruotės vienur, žaidimas kitur, bet vis tiek, nors ir buvo šitie dalykai, manau, kad turim sąlygas komandai, vis tiek vienas geriausių LKL. Tai kai tu atsveri, tu vis tiek matai, kad tai yra ganėtinai didelis minusas su tom salėm, su tais treniruotėm važinėjimus, bet tu turi toliau pagalvoti, kaip klubas dirba kitose vietose, kaip suteikia viską, tai ir vis tiek esi, ir žaidėjai sako, kad tai yra viena geriausių vietų, tai gali įsivaizduoti, kur yra kitur geriau, ant kiek negu dėl to salių galima ir pavažinėti tas 25 minutės. Prisijaukinot Alytų, jautėtės, kad namuose žaidžiat, ar toks visada buvo laikina stotelė ir toks laukimas galbūt grįžimo pagaliau į sostinę? Ne, tai faktas, kad čia yra geriau. Nėra net ką kalbėti, bet Alytus tikrai gerai priėmė rinkos. Žiūrovai ten gerai rinkosi? Jo, rinkosi žiūrovai, kiekvienose varžybose jų buvo tikrai nemažai, treniruočių sąlygas turėjom birštnešys, naujas kompleksas tik atsidaręs, tai viskas buvo aukšto lygio. Pirminė ta vilkų komplektacija, atsimenu, pradėjo ją nuo lietuvių ir skambios tos pavardės, visi žaidėjai, tie tokie didžioji dalis žaidėjų ant rinktinės ribos, BTB tais laikais dar žaidė. Pačiam nebuvo baisu, kad, treneris kažką gal ir žada, bet matai, su kuo reikės konkuruoti, kad nublemba į suolo galą ir vėl tų minučių nebus ir paskui bus dar sunkiau kažką toliau karjeroje ieškoti. Jo, tas tikrai buvo baisu ir aš tikrai
šitą dalyką bandžiau išsianalizuoti, kiekvieną detalę ir tiesiog pažiūrėjus visą mūsų komplektaciją, to tokio tikro gynėjo, gynybinio žaidėjo nelabai ir buvo. Tai šitas dalykas mane gelbėjo ir tikrai neprapuoliau tik tai dėl vieno šito aspekto. O ten toliau, kaip Kurtinaitis sako, iš manęs jisai taškų nereikalaudo. Jeigu sumetu, tai yra labai gerai, jeigu nemetu, jis nieko man nesako. Iš vis turėjau vaidmenį visai kitokį. Ir taip gausi, kad iš to vaidmens tyliai po truputį ir susirinkdavau tą savo statistiką. Ir manau tikrai, kaip kokioje buvau paimtas rolės žaidėjas, tai viskas gavosi visai neblogai. Tiktų apie tave yra amerikietiškas toks žaidėjo apibūdinimas free and D vadina, kur free tai tritaškis, D tai defense gynyba. Jo, čia man daug kas šitą sako ir dabartinis mūsų skillsų treneris Aizakas, bet aš šito nelabai noriu priimti, aš manau galiu daryti daugiau negu... Jautiesi universalesnis, negu tik gynyba. Jaučiuosi geresnis ir turiu daugiau ką pasiūlyti negu tik tritaškį ir gynybą. Supratau. Kiek buvo netikėta ir pačiam va ta tokia vidinė būsena, kai treneris, kuris tave realiai kaip ir pasikviečia, kalbina ir treneris palieka komandą, pokyčiai vyksta, turbūt kiekvienam žaidėjui kažkokia nežinia, kas bus toliau, ar matys tave naujas treneris savo planuose? Tai čia vis laiką tai būna, nežinai, prasideda tos pirmos treniruotės, visi stengiasi, visi nori rodyti, kad tikrai gali žaisti. Tai tas pats ir čia buvo, man ir Slovakijoje taip pat buvo treneris po 3 mėnesių pasikeitė ir atėjo vietinis, kur vietiniai žaidėjai sako, va dabar tai čia bus jau šakės, tai aš iš karto agentų parašiau, gal kažkaip šitas dalykas sprendėm, nes buvo tų komandų, kurios norėjo pasikeisti vidury sezono, bet gavosi dar geriau, galiu pasakyti. Tai pernais... Dėl ko gavosi geriau? Slovakija dėl to, kad iš vis žaidėm be keitimų realiai, mes 2 legionieriai. Čia legionierių svajonė, ne? Tada gali daug stetsų gerų prisirinkti. Manau, kad vis tiek yra, jeigu sveikata leidžia tai ir komanda laimi, tai manau, kad viskas yra labai dėl to tik tai geriau. O palauk, nepaklausiu ir pats dabar galvoju, nepatiksinau, jūs ką nuveikėt Slovakijoje su komanda savo? Mūsų biudžetas buvo, galiu pasakyti, vienas mažiausias, dėl to nes buvo tik realiai 3 vietiniai vyresni, 2 legionieriai, mes jauni ganėtinai ir kiti visi buvo iš antros komandos po 15-16 metų. Tai visą laiką aikštelė būdavo bent vienas tas jaunuolis, kuris, vis tiek žinom, kad rezultatas per jį tos komandos ir bandydavo atakuoti. O likom, tai manau visai viskas gerai, taurėjai likom 2, sezone likom 3, tai manau, kad yra viskas labai viskas gerai ir iki dabar tokių rezultatų, kiek vis tiek pasieku, Hebra nepasiekė dar. Neskambina Slovakai, grįžti neprašo už daugiau pinigų. Santykius palaikau, nieko negali žinot, gal kadaise tenai pradės trenerio karjerą. O gavai kokį medaliuką, turi pasikabinęs bronzinį slovakišką kur nors? Turiu vieną. Už taurės antrą vietą nieko nedavė, ne? Ne, taurę tik gavom, bet jau palikom klubui. Gerai, 2 metai Vilkuose, persikelia komanda pagaliau į Vilnių. Kaip pats jauti tą pokytį, ant kiek palengvėja viskas? Kelionės, aišku, nusiema šitas akivaizdžiausias dalykas. Bet turbūt ir šiaip, gyventi mieste, treniruotis tam pačiam mieste ir žaisti tam pačiam mieste, taip ir turi būti, ne? Jo, viskas, aukšto lygio, nauja arena, tik po rekonstrukcijos vis tiek. Viskas šviežia ir labai stebina, kad žiūrovai rankasi. Tikrai ir jų nemažai, tiek į Eurocupą, tiek į LKL dvikovas. Ir vis tiek, aš kai esu namuose tikras Vilnietis, tai man ir draugai, ir šeima, ir visos gatvės, visos vietos, viskas yra pažįstama labai. O apie tą tikrą Vilnietį pakalbėsim, vis tiek pradėjai ryte, ne? Su rytu ta tokia įtampėlė, bent jau su ryto fanais, tai ypatingai jinai juntama. Sulauki didesnio iš ryto sirgalių heito, būtent dėl to, kad pats esi Vilnietis, kad kažkada vilkėjai jų aprangą, ar nėra tokio? Aš manau, kad nelabai jie prisimena manęs, nes aš buvau labai jaunas. Ten dublerių ta komanda daug yra labai praėję žaidėjų ir vieni žaidžia vienur, kiti kitur, tai čia... Manau, bandau neapsikrauti ties tuom ir pasirodyti kaip įmanoma geriau. Vis tiek prieš tas topinės komandas, Rytą, Žalgirį, Lietkabelį, visi nori gerai pasirodyti. Čia tiek asmeniai karjerai, tiek klubai yra vis tiek kitokios varžybos. Aš mačiuosi kažkur pasakęs, kad prieš Rytą ypatingesnė yra tau dvikova. Faktas, aš praėjęs jų virtuvę ir žinau, ir dabar ten daug žmonių dirba, kai aš tada buvau ir jie nusprendė su manim nepratęs kontraktų, nes jis buvo pasibaigęs. Ir tiek žinių, nei aš galvoju, nei aš tenai kažką sakau jiem. Jų toks tikslas, visiems žaidėjams vietos nebus. Yra vis tiek tų žaidėjų begalė, praeina, jie atsifiltruoja, kas jiems atrodo geriausia, ir viskas.
Klausiu ir tavo trenerio, naujojo to paties. Man pačiam labai įdomu ir aš galvoju, kitaip negaliu to išsiaiškinti, kaip tik tais žaidėjų paklausti arba trenerių. Va ta visa ta įtampa, ta priešprieša, ypač ne ypač, man atrodo, kad gal tiesiog tik iš Ryto fanų, ar yra tas jausmas nuvažiavus į kokį nors kitą miestą žaisti, nesvarbu, bet kokį kitą LKL miestą, ir kad būtų jausmas, kad Vilkų labiau nemėgsta negu kitų komandų. Ar tai yra tik tais būtent Vilniui ir toks Ryto fanų tas kūriamas naratyvas? Ar yra kažkoks labiau švilpimų, daugiau nežinau? Vis tiek manau, kad mes atsiradom dar vienas konkurentas tom stipresniem komandom ir vis tiek visi nori pakliūti tą top ketvirtuką, užtikrintai top trejetuką, dabar atsiranda dar viena stipri komanda, kuri turi tos pačius tikslus kaip ir jie. Aišku, kad įtampa pakyla, nervotumas, noras nugalėti juos ir atsiranda to didesnio heito. O čia mes to heito turim daug ir jau šitie lietuviai, manau, yra užsigrūdinę nuo pernai metų, tai jau mūsų nieks, manau, nebepalauš. Čia gerai pasakyta. O kaip manai, stiprės tas visas dalykas, ar kaip tik kaip dažniausiai būna tie burbulai kaupės ir subliūkšta ir paskui niekam tai tampa neįdomu, gal ten aršiausių ultros Ryto atsimins, ar sakai visgi čia toks kaip, nežinau, taps kaip didysis derbis, kaip būna futbolo miestuose, kur, per amžius galima sakyti tą nesantaiką tarp komandų, kokią tu prognozuotum ateitį tarp Vulsų ir Ryto galbūt ir galių bendruomenį. Tai manau, jeigu šitos komandos vis tiek išliks abidvi su panašiais biudžetais ir tokio pat lygio, kaip dabar yra, arba dar nedidesnėme lygyje, aukštesnėme, tai manau, kad dvikova išliks vis tiek. Derbis, visi nori laimėti, žaidžiam už tą patį miestą ir visi nori rodyti, kad yra geresni. Ir žiniasklaidai patinka tos skambios istorijos. Yeah. Matėm vis tiek, dvi varžybos buvo, kiek žmonių susirinko, matėm net prie sezono žaidim, su jais tai buvo vos nepūspilnė Džiparen. Tai manau, kad visai įdomus dalykas su jais žaisti prie sezono ir vis tiek. Tai nesijunta kaip draugiškos varžybos, tiek norisi laimėti. Čia kaip paleisk Partizanas su Zviezda draugiškos varžybos, vis tiek bus tas pats kaip finalas. O pats mėgaujasi tokios rungtynės ar mėliau žaistum tas tokias paprastesnės, nederbio rungtynės? Manau, kad vis laik faina žaisti. Vis laik faina, aišku, sunkiau, didesnė įtampa, nusteikimas, gal kitoks šiek tiek. Stengiasi nusiraminti labiau, bet tokie mačai grūdina ir manau, kad lemiamais momentais, kada reikės kažkada karjeroje, jie tau tikrai padės. Nežinau, jeigu negali arba nenori atsakyti, neatsakinėk, bet koks tavo statusas komandai? Turi dar kontraktą, ar baigęs šiam sezone, ar... Tai man šis sezonas yra paskutinis pagal kontraktą ir vasarą galvose, ne? Supratau. Žiūrėsim, kaip bus. Gerai, dabar pakalbam apie šitą sezoną Vilkų, kuris toks, mano akimis, nežinau, amerikiečiais kalneliais turbūt galim pavadinti tą sezono pradžią, atsimenu, kur jūs Europos tauriais saugiai atrodote to įkrintamųjų zonoje, pirmaujate LKL-e. Ir aišku, čia turbūt tai yra esminė priežastis, čia pats ilgą klausimą beformuluodamas ir atsakysiu. Tai ir Sulimonas gauna traumą ir atrodo viskas pradeda eiti šunio nuo degos. Pralaimėjimai senka iš eilės, įtampa ne komandai didėja. Trauma pagrindinis dalykas lyderio ir pagalvoji kada nors, ar kaip būtų buvę, jeigu tada nebūtų į tos čiurnos pasikreipus. Manau, kad faktas, kad prisidėjo, bet, kaip aš sakau, negali būti komanda nuo vieno žaidėjo ant tiek priklausoma. Pripažįsti, kad buvo tas per daug, ne? Priklausomybė nuo Sulimono. Manau, kad taip, normalu, čia pernai Žalgiris Evansą prarado, dar porą varžybų laikėsi ir po to pradėjo griūt, bet atsistatė vis tiek šiaip ne taip. Tai čia lygiai taip pat pas mus vis tiek treneriai žiūri, skautina mūsų, žiūri kokios čia bėdos, kaip galima tų bėdų išvengti ateityje ir kaip matom, po trupučiuką stabilizuojamės ir gal pakeitė kažkiek komandos braižą, kažką, trupučiuką detalių, kad patampam tokie visi universalesni. Ir vieno žaidėjo iškritimas, visi žinom, kad nežinom, kaip pasibaigs ateity, kai pernai praradom Taylorą ir matėm, kom sezonas pasibaigė. Šitų dalykų reikia kaip manoma išvengti
randam vieną žaidėją, turi kitas taip įeiti tą rolę, kad gal kažkiek kitokia, kad komanda būtų pergalinga. Ir manau, kad šiuo metu matom, Rašydo dar vis nėra ir tikrai gerai tvarkomės. Bet grįžo Taylor. Jo, bet grįžo Tayloras, bet ir kiti pasitempė aukščiau negu būdavo anksčiau. Ir matom, kad viskas šiuo metu eina tik aukštyn ir reikia tikėtis, kad ateityje išvengsim traumų, jeigu jos netyčia kai kam atsitiks, nepamesim to kelio, kuriuo važiavom ilgą laiką. Man susidarė toks įspūdis, turėjot neilgą atkarpą, kai grįžo Tayloras, o Sulimonas dar neturėjo traumos ir kai jie žaidė abu, sunkiai pasidalina vieta aikštėje, ar čia tik taip iš išorės. Paskui, kai nebėra vėl Sulimono, pradėjo žibėti Tayloras, iki tol žibėjo Sulimonas, o kartu jam dar reikės mokinti, žaisti kartu. Ir jūs praškai, kiek turėjot rungtynių, kad abu lyderis turėtumėt sveikus, realiai labai nedaug, ne? Kokį nepilną mėnesį turbūt. Jo. Kiek jam reikės dar to, aš įsivaizduoju, siekiamybę ant pliofų turėti, nes veikia visą komandą su savo didžiausiam žvaigždėm, turbūt taip pavadinkim. Pritari, kad yra dar to nesusižaidimo tarp žmonių, kurie mėgsta elementariai kamuolį rankoje savo laikį? Ne, tai faktas, kad nėra lengva jiems, nes vis tiek komanda susirenka nauja ir vis tiek ta komanda, kaip čia pasakyti, statosi prie sezoną visą, sezono pradžioj, tuo tie rinktinės langai vėl, jie vis stato tą savo namo kolius pasistato iki galo. O čia vis vieno nėra, kito nėra, po to jie yra būdų, lietuvių iškrenta ir tokia visa makalinė gavosi, tai tikrai nėra lengva jam. Bet manau, kad šitas langas bus išnaudotas šitiem dalykam ir po lango grįšim dar stipresni, susižaidę kiek įmanoma geriausia tuo metu ir nebebarstysim taškų LKL, kad užtikrintai pasiekti atkrintamasias ir kaip įmanoma aukštesnė pozicija. Esi kada nors turėjęs per pusantro sezono, kad tektų vienam klube su trečiųjų trenerių darbuotis? Ne, aš šiaip esu nelabai trenerių pakeitęs, tai Slovakija buvo pirmą kartą man. Kaip jausmas žaidėjui toks, aš įsivaizduoju, kaip naują darbą ateita, ne? Visai kiti metodai, turbūt kiti reikalavimai, kiti norai. Visi žinom, kad jau ilgą laiką, tai jeigu būna tas pats treneris, tai patys pratimai, viskas tas pats, ta pati rutina, kažkiek gal ir patampa nuobodu. Bet vis tiek naujas treneris ateina, viskas išvis nauja, visi pratimai, visi deriniai, tai tą visą dalyką greit pagauti tikrai yra labai sudėtinga ir visai komandai būna šokas. Tik klausimas, kaip tas šokas bus, ar geryn, ar blogyn. Tai tikėkime, kad dabar viskas yra gerai. Kol kas labai gerai, tu taip nedrąsiai sakai, super kol kas viskas. Jo, kol kas gerai ir tikėkime, kad tą pavyks išlaikyti iki sezono galo. Kaip buvo sunku žaidėjam perlipti kažkiek per save ir pasikeisti, kai asistentas trenerio, kuris yra už dalį krepšininkų jaunesnis, už dalį su dalim benmetis. Aš toje patį jaunuolį laikau, bet realiai vyr treneris už toje porą metų, tik tais vyresnis. Kiek ir žaidėjai turi tokio įdėti, nežinau, papildomos pastangos kažkokios, kad, išlaikyti tą vis tiek vyr treneris, turi būti kažkiek aukščiau, ne? Manau, kad mes lietuviai, tai mums jokio skirtumo, ar jaunesnis, ar vyresnis, vis tiek lietuviai kovos iki paskutinio kraujo lašo ir jiem nėra jokio skirtumo, kas treneris ir kaip viskas yra. O užsieniečiami galvas neįlysim ir tikrai nežinom, ką jie mąsto. Bet kaip parodė visas dalykas, visa praeitis, kad tikrai visi priema normaliai, kovoja, stengiasi, grūna ant kiekvieno kamulio ir tikėkime, kad šitas dalykas išliks tol, kol bus Nedas. Ir turbūt lengviau ir pačiam Nedui, kad jis jau pažinojo visus, jis dirba su man. Jeigu reikėtų iš šalies ateiti specialistui, būnant tokio amžiaus, turbūt būtų sunkiau tą žaidėjų pagarbą susirinkti. Galbūt, bet kai ateini iš šalies, gal daug kas užsieniečių nežinos, kiek tam trenerių metų iki galo. Google. Arba Google, bet vis tiek, jeigu ateina iš šalies toks jaunas treneris ir tokį klubą, tai vis tiek reiškia, kažką jis turi gero. Ir jeigu klubo valdžia jį paskiria, kai vyr trenerių tokiam klubui vadovauti, tai reiškia, jis yra tikrai geras. Tai manau, čia apie jokius negerbimus tikrai nėra net kalbos. Iš kur radot motivacijos Europos tauriai tai pergalingai pabaigti, kai jau kuris laikas buvo aišku, kad nebežengsit tolyn? Ar ir tas noras
nepakenkti naujam treneriui, galbūt įdėti ekstra pastangų, ar atsipalaidavimas, kad nebėra ko prarasti ir tiesiog žaidi krepšinį, neskaičiuodamas rezultato, kas padėjo tą tokią pergalių seryti ir prieš 100 komandas, tai prieš motyvuotas komandas laimėjo. Nežinau, tiesiog, kad manau, kad lietuviam yra jokio skirtumo. Lemia, nelėmė, Eurocapas yra Eurocapas. O nėra, kad geriau žaidžia, kai nelėmė, nes lietuviai turi tą tokią savybę, per svarbias rungtynės dažnai perdega, turbūt gal tas žodis yra, per daug apie tai galvoja ir atsiranda papildomas įtampa susikūrė, ne? Nemanau. Čia mes turim tą gal prakeiksmą labiau rinktinėse, kad ten mes... Visus ketvirtfinalius. Jo, palūštam visur, bet manau, kad ne, vis tiek Eurocapas yra lyga, nežinia, žaisi ar ateityje nežaisi. Stengiasi kiekvieną sekundę pasirodyti kaip įmanoma geriau, nesuklysti, mes laisvos ir pasiekti su komanda pergalę, nes tikrai šitas klubas yra jaunas, fanai renkasi, norisi juos ugdyti, kad jų būtų tik daugiau ir kas padės juos susigrąžinti, pradėti rinktis į areną stikti pergalės. Tai mums pergalę lemia, nelėmė, mums vis tiek mes žaidžiam taip pat, bandom ir gerai, kad pakol kas pavyksta tai pasiekti ir ganėtinai užtikrinti. Kur turėtumėt pabaigti LKL, kad pats savo po sezono pasakytum, geras buvo sezonas komandai? Turėtume šiemet pasiekti daugiau negu pernai, nes pernai tai buvo fiasko, visi žinom ir bendrai galim pasakyti, kad buvo tragedija. Pernai metų rezultatas. Bet tokį praloš ir pamiršti, pavyzdžiui, jeigu lieki ketvirtas, tai tau lieka atminti 2 iš eilės praloštos serijos realiai, nes pusfinalį ir dėl trečios irgi toks skaudi vieta, turbūt, man atrodo, skaudžiausia gal 4 vieta. Jo, bet pralaimi ketvirtfinalį su komanda, kuri turi 3-4 kart didesnį biudžetą ir po to visą vasarą lietuviai seka socmedijai, internete visur, kad mes esame blogi ir tikrai nėra malonu. Užsieniečiai išvažiuoja, neseka nieko, tai visai yra kitaip. O čia komanda tik susikūrusi ir tą visą tokį dalyką sugert vasarą, tai tikrai yra ne tai, kad nelengva, tiesiog skaudu. Nemalonu. Jo, kerta per ambicijas ir tiesiog norisi, kad komanda yra gera, norisi, kad jinai būtų pergalinga. Apie aktualijas galbūt kažkiek irgi visiems įdomu ta Gargždų situacija, liko LKL 11 komandų, apie lentelę jau nekalbėsim, bet ten irgi visiems pajudino kažkiek tas kortas, galbūt mažiau ten įtaka aukščiau esančiam komandom, bet apsai, kokia paties buvo emocija pamačius, supratus, kad galų galę turbūt ir pažįsti tos žaidėjus, kai kuriuos, liko žmonės be darbo, liko be uždirbtų pinigų, kas turbūt yra blogiausia. Ar manai, kad čia tiesiog toks vienetinis atvejis ir bloga vadyba davedė iki to, ar visgi LKL-as turėtų persvarstyti, ar Lietuva yra pakankamai didelė, turėtų tokią didelį lygą, kaip galvoju? Manau, kad 12 komandų tikrai yra pats tas, nei mažinti, nei didinti nereikia, tik reikia atrasti. Žinom, kad pas mus tų pokyčių LKL nėra daug. Ateina, duok dievė, 1-2 komandos per 10 kokį metų papildomos naujo. Tai manau, kad 12 komandų yra viskas gerai, tik reikia atrasti tas komandas, kurios gali būti mokios, ganėtinai konkurencingos ir visi žinom, kad tos paskutinės 4-5 komandos, jos sunkiai pretenduosi tos finalinius ketvirtus, tai vis tiek yra daug eilė komandų, kurios yra ir finansiškai mokesnės ir automatiškai turi geresnius žaidėjus, daugiau šansų išeiti. Jeigu turėtų 8 komandų lygą, kur visos rungtynės visiems įdomios, taip įsivaizduojam dabar lentutę, ties Neptūnų daug maž užbraukiam, 8 komandų lygą, nėra nei įdomių rungtynių, nei per teliką, nei arenoje, gal irgi pliusų kažkokių. Jo, bet kur žaisti tiem žaidėjim jaunesniem, kaip pats buvau toj vietoje, kur jiem žaisti. Vis tiek, nes NKL-as yra ta lyga, kur nėra labai profesionali, vis tiek tų... Didžioji dalis žaidėjų turi darbus kitus be krepšinio, ne NKL? Aš buvau Moletuose, tai buvo. Tikrai keletą dirbo ir derindamas treniruotės prie jų, bet vis tiek jaunam žaidėjui reikia kažkokiam žaisti aukštesniam lygiai ir manau, kad visose komandos yra ir ACB panašiai, ir Serbijoje tos žemesnės komandos yra labiau veteranam ir jaunimui atsiskleisti. Dėl bendro šalies krepšinio lygio, ne? Jo, jų vis tiek reikia. Bet kas čia įvyko su Gargždais, tai visi žinojo seniai, kad jau pernai metais buvo nemoki komanda. Kaip galima iš vis leisti, miestas gali leisti tokius vadovus prie komandos, kurie jau pagarsėja nuo pernai metų, nuo užpraeitų metų, kad tikrai yra keisti.
bando daryti visokias machinacijas aukščiausio lygio, aukščiausio krepšinio Aukščiausioje lygoje, jo. Aukščiausio lygoje. Man tai irgi žiauriai pikta, man to toks, 90-ųjų vaibas kažkoks, kurio neturėtų būti aukščiausių Lietuvos krepšinio lygui šiais laikais, bet yra kaip yra. Apie malonesnius dalykus turbūt irgi puikiai turėtum prisiminti, pataisyk, jeigu gal klystu, bet 21-ais gavai kvietimą į vyrų jau rinktinę ir teko apsivilkti atrankoje, ne, per tuos langus. Kiek netikėta buvo, kiek malonu, kokie įspūdžiai ir panašiai. Buvo netikėta tikrai. Žinau, kad pakliuvau į tą išplėstinį ten sąrašą, kuriam jau būna 30, nes tiesiog iš tų patų... Čia tu Pasvalio tada žaidėjas jau? Ne, ar dar pernai. Vilkuose. Jau Vilkuose? Jo, Vilkuose. Taip gavosi, kad kažką girdėjau, kad buvo ir dar kada buvau pasvaryti, tos prasidėjo traumos, COVID ir tiesiog jie negali traukti žaidėjų, šiaip iš niekur, turi būti iš tą išplėstinį įtraukti bent jau. Tai ten jie surašo jų daug, kad po to vdru kažkas atsitiks, kad iš jų galima kažką būtų pasirinkti. Okay, supratau. Tai pernai buvau tą pakliuvęs ir gavosi taip, kad, žiūriu KMT, Šiauliuose, žiūriu tikrai gerą krepšinį ir taip gavosi, kad po pirmos treniruotės po KMT grįžtu ir tiesiog Kurtinaitis pasako, kad, jeigu sutinki, nori, reikia važiuoti. Ir aišku, kalbų net nebuvo jokių, kad ne, taip. Tai sužinojai iš savo tuometinio trenerio Wolves klube, ne? Jo. Kad esi pageidaujamas. Jo, nes ten tikrai buvo traumų pasipylę ir Žukauskui, ir Jogėlai, kiek žinau, Jogėla neatsigavo, o Žukauskas pasiliko, tai turėjau tą vieną vietą išvažiuoti ir debiutuoti ir tikrai žaidžiau svarbės minutės ir pasiekė vieną pergalę iš dviejų. Tai manau, kad prieš prancūzus pralaimėti keliais taškais tai yra geras rezultatas. Bent jau ne tragedija. Jo. Gerai, tada tokių apskritai apie tave kažkiek galbūt. Šiaip žiūri krepšinį, yra nemažai, žinau, krepšininkų, kuriem apart savo rungtynių ir to, ką treneriai per peržiūros rodo, nebesinori žiūrėti daugiau krepšinio. Tu toks, kuris įjungia vakare? Žiūriu viską, kas Europai. Pažiūriu ACB derbius, Serbijos derbius, Eurolygą, sakau, iš visas dvikovas. LKL irgi įdomu man. Kas nelabai įdomu, tai NBA iš vis neseku ir nesidomiu. Bet Eurolygą tai žaidžiam su draugais fantasy čia. Kaip sekasi? Šiemet sekasi ganėtinai prastai, bet vis tiek, kai žaidi fantasy, tai seki visas varžybas. Aš šiemet pradėjau žaisti, dar neturiu to įgūdžio, aš kažkaip futbolo fantasy labiau žaidžiu Anglijos lygos, šiemet nusprendžiau pabandyti Eurolygos ir porą turų pamiršau sudėti, tada jau labai pikta yra viskas. Jo. Tai dabar tokį mėgėjiškai dabaiginėjų sezoną. Ne, bet šiaip krepšinis yra, man geriau pažiūrėti krepšinio varžybas negu kokį filmą, tai tiesiog nėra kada, kai 2 savaitės būna Eurolygos, tai visas varžybas žiūri kiekvieną vakarą. O žiūri toks labiau kaip paprastas ir galius, tiesiog mėgaujas krepšinio ar bandai kažką giliau, galbūt paimti kažkokių pamokų, pats kažką savo pritaikyti? Stengiuosi žiūrėti tas komandas, kurios yra įdomios. Partizanas, Zviesda, jeigu namuose žaidžia, tai jas vis laik žiūri, Žalgirį pasižiūri įdomu, nes tiek prieš juos reikia žaisti. Ir vis tiek jau kada pats žaidėjai tiek pražiūrėjęs Eurolygos varžybų Žalgirio, tai to žaidėjais visus žinai jau ir derinius plus minus jau net nereiks skautingo. Bet jo, komandas tikrai pasirinku, ten aišku yra komandų, kurios tikrai yra neįdomios. O turi už ką sergi, pavyzdžiui, gal daug metų? Patinka Realas, patinka kaip žaidžia ta jų visa sistema, tie patys žaidėjai gali mes kai kurios žaidėjus į kitas Eurolygos komandas, aš manau, kad sunkiai pažaist, bet toj pačiai sistemoje jų, kai tie bėga, lekia visi. Ten jie susižaidimas yra nerealus. Taylorą pakalbinė apie laikus Madride? Pasidomiu apie fantasy dalykus, kad duotų insidą man. Gauna? Turi kažkokių? Kažką pasako, minimaliai. Gerai, aš tau tada rašysiu irgi prieš turą, jeigu Tayloras ką bus tau pasakęs, turėsi pasidalinti. Turi mėgstamiausią žaidėją, kurį vaikas būdamas galbūt, kuris, nežinau, suįtakojo tapti krepšininku arba kuriuo ten žavėjasi labiausiai, ar lietuvių ar užsienietį, nesvarbu. Anksčiau buvo Fernandezas, dar kai buvo atletiškesnis, labiau su kamuoliu žaisdo, bet šiuo metu nežinau, neturiu savo to idealo, tiesiog stebiu visus,
ir bandau žiūrėti, kaip jie žaidžia, bet kad ten kažko labai savo, tai tikrai ne. Manęs jeigu kas paklaustų, į ką Arnas Beručka yra panašiausias, sakyčiau, Arną Butkevičių, į kitą bendrą vardį irgi toks gynyboje. Ar pats pritari, kad yra panašumų tarp jūsų, ar galbūt ne, kitokio tu tipažo žaidėjų save laikai? Ne, tai aišku. Arnas gerai žaidžia aukšto lygio Eurolygoje, kai pernai dar šiemet traumos tos labiau kankina, pernai žaidė, turėjo išvis įspūdingą sezoną, visi čia kalbėjo, kaip jisai įsilies, kaip čia įsilies ir įsiliejo tikrai ganėtinai lengvai. Tai nežinau, visi mes esame, kas labiau tokie roleriai gintis, labiau prižiūrėti lyderius, visi esame plius minus panašus. Ką veiki, jeigu nežiūri krepšinį ir nebūni treniruoti? Turi kažkokių, nežinau, hobių, mėgstamų užsiėmimų? Nežinau, net kokį filmą pažiūriu ar kažką panašaus. Daug krepšininkų gamina pastovi, negamina? Ne, turiu PlayStation, bet nepamenu, kad buvau įsijungęs. Nėra laiko tiesiog, o tų laisvų dienų irgi ne per daugiausiai į šį sezoną, kai po 2-3 varžybas į savaitę, tai tikrai nėra kada nei polsiauti, nei iš kažką žaisti, nes laisvą dieną išnaudodom skrydžiam tiesiog. Dėl dabar būsiančių klausimų jau manęs nepyk, nes čia yra vilkų gerbėjų ir šiaip žiūrovų klausimai atsisti būtent tau. Pijus Markūnas klausė, ar vasarą Beručką su Danieliumi Lavrinovičiumi pamatysime žaidžiančius prie Baltojo tilto. Kokia čia istorija, pradžiai papasakok ir paskui atsakyk. Čia anksčiau aš visą vaikystę esu praleidęs Vilniuje Šeškinės aikštelėje NBA ir pastaruoju metu, aišku, jau kokius 4-5 metus tengiuosi nebevaikščioti tenai, nes visas krepšinis iš tenai persikėlė po rekonstrukcijos prie Baltojo tilto. Tai nežinau, anksčiau nueidavau, bet dabar, kai vis tiek jau tų atsiranda ir traumelių minimalių po sezonų, tai nelabai noriu rizikuoti, bet tokį vieną kartą per vasaros laikotarpį stengiuosi nueiti, tai susirinku tokius žaidžiančius hebra Vilniečių, kad nereikėtų ten labai stengtis, kad išspaustume jau iš savęs tryse kažką. Tai ir su Danieliumi yra tekę. Yra tekę. Supratau. Simas Kučas klausė, kuris skaniau gaminas valgyti, tu ar Žemaitis? Čia irgi turi prieš istoriją šitas klausimas. Ne, čia tiesiog Kučas kažko bando pataikyti, bet nelabai pataiko. Pokštaut bando, ne kažką? Pokštų, bet kaip suprantu, su Kristupu esi geri draugai, ne? Nuo senesnių laikų? Jo, su Kristupu esam labai seniai pažįstami. O kur jūs suvedė, ar žaidėt kažkur kartu? Ar... Ne, kartu neteko žaisti, tiesiog kažkada vasarą kažkur susitikom ir taip suėjom jau čia, prieš 7-6 metus ir stengiamės, nes taip gaunasi ir laisvalaikį kartu leidžiam ir vasarą kažkur išvykstam kartu patostagauti ir kambariokai esam dabar Vilkuose. Tai... Smagu turėti komandoje ir šiaip draugą, o ne tik komandos draugą. Faktas, kad yra tam tikrų privalumų, bet tikrai galiu pasakyti, šiemet ir pernai tą komandą lietuviai, visi yra žiauriai geri žmonės ir užsieniečiai pasitaiko tikrai dabar ir iš tos 2 metus tikrai aukšto lygio išprūsę intelektualus ir apie ką pakalbėti su jais. Benas Gudžiūnas klausė, ar norėtum pasilikti komandų ir kitam sezonui, kodėl? Čia klausimas. Norėčiau, faktas, aukšto lygio komanda, bet yra norinčių, manau, daug. Faktas, kad pasilikt norėtųsi, bet dar anksti apie tai kalbėjo, dar nežinia, kas bus vasarą. Marius klausė, kodėl iškeli kumščius po taiklaus tritaškio? Čia ne po kiekvieno būna, šiaip kai pasikuriu, kai gera emocija užplūda, čia pasvaly pirmą kartą taip netyčia gavosi per draugišką turnyrą, taip išlikė iki dabar. Bet komandai daugiau ar yra tokių? Tu pritari, ką aš pradžioj sakiau, kad esi emocionaliausias vilkas? Yra gal tų žaidėjų, bet čia kaip visi sako, kad pas mus kai kas visai trūksta asmenybių komandai. Asmenybės, manau, kad nepasirodo vien tik, kad tu kažką emociškesnis, negu kiti gali būti ramus žaidėjas geras. Tokio pačio gero lygio, toks pats garsus kaip tie, kurie reiškiasi kažkur, rodo kažką fanam ir panašiai. O dėl to emocijų, taip, aš
iš to pasikuriu kažkiek labiau pagaunu tą visą vaibą varžybų ir kas man padeda kažkiek, manau. Šiek tiek sumaišiau Beno dabar klausimas, Beno Gudžiūno, jis klausė, koks tavo mėgstamiausias restoranas Vilniuje? Turi kažkokią vietą? Restoranas šiemet atradom tikrai meeting roomą, skaniai. Čia komanda, kai sakai daugiskaita, kad atradom? Ir komanda, ir pats nueinu dažnai, ir aš šiaip būdavo anksčiau Kapo, itališkas restoranas, dabar jo, man rodos, nebėra ir vis sako atsidarys, bet vis nebeatsidaro jau. Tai paskubėkit, žmogus, matot, išsiilgęs picos, ne? Ten jo, man makaronai labai patinka, tai makaronai ten tikrai yra skanus. Sakė, NBA nesidomi, tai turbūt šitas klausimas nei tema klausė, koks NBA žaidėjas šiuo metu yra tavo mėgstamiausias. Tai man tai Jamesas būdavo. Okay. Visą laiką nuo senų laikų, nuo Miami Heat, Clevelando, man Jamesas yra. O jeigu toj diskusijų visų laikų geriausias Kobe, Jordanas ar... Čia aš nenoriu iš tų trijų reitingų, nes jie yra tikrai unikalūs ir žiauriai geri visi trys ir tikrai daug laimėję ir manau, kad neverta čia ginčytis, kuris yra geresnis. Matei, Los Andželė neseniai atidengė Kobe statulą, sakė, iš viso 3 atidengs, nes sakė, tokiam turi būti unikaliai viskas padaryta. Norėtum, kad tavo statula Vilniuje stovėtų po karjeros? Nesu dar tiek pasiekęs, kad mano statulos būtų. Bet jeigu kažką pavyks nuveikti su Vilkais eilę metų iš eilės, jeigu dar čia liksi, grįši, niekada negali žinoti, tai tegul iškelia Vilkus tą statulą, ne man. Čia gal, nežinau, pavardę tik pasirašyti, neskaitysiu, bet iš panelės klausimas ir klausimas panašiai ir skamba. Arnai, ar turi panelę? Šiuo metu neturiu panelės, esu laisvas. Kiek tau metų, nublema, paguglinkit žmonės. Rašo, kiek Arnui metų. 25? Vam 6, tuoj bus 27, jau ganėtinai senas. Koks mėgstamiausias junk foodas? Junk foodas? Nežinau, pizza gal. Jeigu galima pavadinti junk foodu. Galima, man atrodo, italai užpyktų turbūt, bet neturit italų, ne komandai? Ne. Buvęs komandos draugas, su kuriuo dar kartą norėtum sužaisti vienoje komandai? Turi tokį kažkokį, kur prisimeni su nostalgija, kaip gerai varė dviese? Tai gal Slovakijai buvo tas užsienietis Lautaro Lopes. Tikrai. Palaikot šiaip santykius? Jo, susirašom karts nuo karto. Kur žaidėjais dabar? Dabar jis buvo žaidė Rumunijoje, bet dabar mačiau paliko komandą, tai jis taip migruoja. Tai buvo vėl į Slovakiją grįžęs, į kitą komandą, jis neranda tos tikros vietos, bet nežinau, kas ten su juo yra negerai. Nes kai buvom mes kartu, tai viskas, manau, kad viskas su juo buvo labai gerai. Tikrai talentingas, turi talento žaidėjas ir tai dirba. Bet kažkaip neatranda tos vietos, kad užsikabinti iki galo. Tai gal ir sėkmės, žinai, tose mažesnėse krepšinio valstybėse turbūt kaip užtaikysi, ne? Yra tas niuansas. Jo. Kokią nemaloniausią traumą esi patyręs? Yra priekinis dantis išmušę, tai dėl to ir žiūrėjau su kapą. O rungtynių metu išmušę? Treniruotis. Čia seniai prieš 10 metų gal. Man dabar šardą pasakė Roko Jokubaičio tas vaizdas. Jo, bet pasidar nieko tokio, ten iš vis buvo išmušti du priekiniai. Supratau. Ar turėjai žaidėją, kuris tave motyvavo žaisti krepšinį? Čia turbūt turi omeny, kai vaikas buvai ir... Žaidėja. Tai turbūt... Nežinau, gal to žaidėjo neturėjau, bet turėjau komandą Panathinaikose. Tuo metinį dar ten kokie 2-8, 2-10, ten ta legendinė karta, kai ten būdavo tie Batistas visi. Tai čia ir Šaras, ne? Jo, ten tie visi diamantydžiai, ten tikrai, aš prisimenu tą pavo, tikrą komandą. Ir palaikydavo juos, ne? Man patikdavo juos žiūrėti, man patinka tos atmosferos karštos, kur tikrai daug fanų, manau, kad kas turi tokias atmosferas, tai reikia tik džiaugtis ir nes, nežinau, ar kažkas sporte gali būti geriau. Žiūrėk, mes čia dabar darom Vilkų podcastą, ne? Kiekvienas turbūt portalas turi po kokius 3 podcastus minimum, komandos jau irgi ta mada vis ateina. Kaip pačiam ta kultūra ir ar mėgsti jos klausytis? Pasileidžiu ant fono tikrai, jeigu koks įdomesnis pašnekovas ateina, tikrai įdomu, nes būna naujų tikrai istorijų, bet kad taip dabar anksčiau, tai žemė, kai būdavau pasvalyje, Utenoje, Slovakijoje, tai sekdavau viską. O dabar, kai esu Vilkuose, tiesiog, kad per daug jau informacijos vis tiek apie mus nemažai šneka, tai klausau. Aš valinto ir norėjau vesti įdomu, nėra pikta, kai sėdi ir ypač, tarkim, nežinau, va tokie, jeigu kaip aš trysia, kur nei vienas ne krepšininkas, nei vienas ne treneris
ir ten patarimus dalyja, tas toks, tas anoks, nu, nėra, nesinori kažką ar atšauti, ar... Ne, manau, kad dažniausiai tiek jūs iš šono visi mato, kam ko trūksta, ką reikia pagerinti ir panašiai, bet kartais nežino tiesos, kaip yra iš tikrųjų. O kad pyktai, manau, kad kiekvienas turi savo nuomonę ir gali ją laisvai pasakyti, čia jokios problemos nėra. Žinok, viskas, Arnai, nebekankinsiu tavęs, nori gal paskutinį žodį kokiems ir galim tarti, ar potencialiem, kurie vis dar nesiryžta į areną žengti. Tai norėčiau tiesiog, kad pakviesti visus į ASG areną, nes mačų dar tikrai liko nemažai ir tikrai labai daug svarbių ir manau, kad tą gerą emociją pagauti galima tik su jais kartu. O aš tik noriu padėkoti, kad žiūrėjot ir tikiuosi, kad po šitos valandėlės apie Arną Beručką žinote kažkiek daugiau negu žinojote iki tol. Ačiū ir iki. Dėkui.